visi, šiandien esame Kačerginės Nemuno žiede. Aš esu Ovidijus Latorbe ir šiandien pristatysim jums naują Turbo Cross klasę. Tai šiandien turime rekordinį dalyvių skaičių joje, šiandien yra 3 etapas. Turime 7 dalyvius, geras oras, nuotaikos taip pat geros, dalyvių rekordinės kiekį ir šiandien jums parodysime visą insight, ką dalyviai veikia varžybų metu, paimsim iš jų interviu, kokios nuotaikos, kas patinka, kas nepatinka ir tiek. Tau specialiai ratus gražesnius išgėm. Tuoj nuims. Ai, ne? Jie tik dėl akių. Kaip tau setukas? Man tai priko. Aš pirmą kartą vairuoju kitą mašiną. Bendrai, ne Honda. Tai man šiaip pasirodė toks egzotika. Nu, lyginant su to automobiliu, tai ką? Šis yra sunkesnis. Jisai gripins, aišku, mažiau, statys prasčiau. Tu važiavęs esi su priekiu varumo visą laiką, tai manau, tau bus labai geras palyginimas. Tu daugiau visų RVD važiavai? Aš tik RVD važiavęs, tai galėsi palyginti 2 litrų klasę ir šitą. Nu, faktas, jinai lėtesnė, bet kiek smagumo, žinai. Net čia veiksmo trasoje su šita klase, tai... Aš tik dar iš tavo video žiūrėjau, nes aš tave subscribinęs, esu vienas iš tavo 50 subscriberių. Tai aš žiūrėjau ten pas tai tik raktą kažką ten mokiniai. Man praeitą etapą buvo problemų, oil pressure darė ir aš turėjau perjungt, bet jo, buvo, įsivaizduok, automatinė pavarų dėžė ir tu turi važiuojant perkurt. Įsivaizduoji, kaip tai yra blogai. Man reikėjo, aš pirmas važiavau, įsivaizduoju, tu pirmas važiuoji tau tokį pairį, atsidarom. Galvoju, tiek to techniką sutvarkysim, bet rezultato reikia. Nu, bet atvažiavam, viskas gerai. Tai bus įdomu, jo, šiaip sakau, su 325 kapo automobiliais, tai tikrai eina pasikapot. Ir labai smagu, kai tu važiuoji su priekiu, tiesiu galu, ir krūvoji ir ten tada tik strategija tavo. Bet nelekas, ten mašinas skirtingos viską. Tai va tas ir įdomu, kad visam tam skirtingume ir tu vis tiek važiuoji toj pačioj sekundėj. Gerai, laukia pirma treniruotė. Laikas susireguliuoti diržus, kad nekartot klaidų. Tai dabar tą ir atliksim. Tada važiuosim prisipūst oro, nes orai vėsta. Reikia keisti slėgius. Iš vasarinio oro į rudeninį reikia pripūst, taip nevažiuos. Ir viskas, laukia mūsų pirmosios treniruotės. Žiūrėsim, kaip šiandien mums seksis. Darom reguliaciją. Ne per aukštai to tas įtrinimas? Man jis per aukštai. Susireguliuoti diržus yra ką veikti, bet tą reikia labai daryti atsakingai. Tada pusę metų gulėsi. Kaip matot, šiandien varomi esam labai aiškiu kuru. Laukia daug važiavimų, net per 2 klases. Reikia kažkaip nusiraminti. Tu duodat pinigus! Prasimankštinom kaulus, labai keista, visą laiką pirmas važiavimas būna toks pats nežinai, ko čia važiuoji, tai aš visą laiką sakau savo, kad važiuoju ne laikui, važiuoju tiesiog, kad kūnas apsiprastų, protas apsiprastų ir tada kituose važiavimuose galima jau šiek tiek spausti. Nėra karšta diena šiandien, bet mašinoje vis tiek karšta. Nepajaučiu. Aš tai visiškai negaliu atvirai čia į starto finišą 4. Stabdaisi ir norėčiau mesti į 3, tai jeigu metu į 3, jinai taip iš vis, tada spaudi gazą, nieko nedaro. Gal greitis per didelis? Ne. Gal tu per anksti meti? Visai bandžiau. Tai tada aš 4 stabdausi, tik išvažiuoju greitį į 3 ir tada prarandu laiką. Man kaip ir ok,
man tai dabar, žinai, mentaliai buvo dalykas, tipo galvoj susidėliot, aš skaičiuoju, kiek kartų aukštyn per tiesėje, kiek kartų susižemint reikia, nes aš negirdžiu variklio, žinai, taip gerai, kad aš galėčiau, žinai, kaip su Civicu. Tai, bet yra rodo, kaip bėgius. Rodo, bet aš nežiūriu ją pačią, žinai. Tai aš važiuojant, žinai, aš tiesiog skaičiuoju, žinai, kiek jungiu, tada pasižiūriu, koks bėgis ir dabar jau žinau plius minus, kur kokiu važiuoti. Tai man dabar buvo vieta viena starto finišo. Aš važiuoju pro šikanus šiaip šitus, ten yra biški naujesnis asfaltas negu starto finišo. Tai ten užsimeti, tada mašina sureaguoja, nuslysta ir tada tu kažkaip taip akyse vizualizuojasi, kad ten apvažiuosi. Tai darė FP2? Ne. Ne? Kadangi išskirstė FP1 į 2 grupės, tai nebelieka vietos FP2, tik valą. O, tai reikalas ginklus? Nu. Okay. Ir aš tave nugalandau per viską. Tai gerai, viskas. Nes tau trečias bėgis, taigi viskas gerai. Turiu atmazą. Turiu atmazą šiandien. Aš irgi atmazą kažkaip padariau, tik nebepamenu. Bet prisiminsiu. Aš eisiu pasėdėti, dar pagalvosiu. Aš po kvalos prisiminsiu. Nu, Donatai, kaip jums? Beveik neblogai. Beveik? Su sniegu dar turiu, kaip sakant, žinai, tokių bėdelių kovoju, kas geriau, daugiau, mažiau, žinai, to sniego kiek, kad būtų, nu, toks optimalus tinkamas. Tai jeigu atvarai, tai dar neradau. Neradai. Nu, dar tik viena treniruotė, bet matai, dabar nebus antros treniruotės, bus iš karto kvalifikacija, tai to. Jo, iškart kvalą, bet kvalą tai realiai aš dar reguliuosiu sniegį, nes vis, sakau, nerandu optimalaus tokio, jeigu per mažai ėda padangą, jeigu biški per daug slysta ir ieškau to balanso ir bandysiu per kvalą jį susirinkti. Tai dabar realiai vienintelis dalykas, kas stabdo, tai slėgis, ne? Praktiškai taip. Nu, gale, žinai, kaip ir jau dabar gale, tai, nu, jaučiasi, kad, žinai, stipriai apsiribota ir toks jaučiasi, kad va, su Martynu važiuom, išvarom iš Maskvos, taip, žinai, tarsi apylygiai kažkaip. Nu, čia dabar ta klasė taip ir yra, kur visi krūvoj. O kokie tikslai šiandien? Tai tik nugalėti. Aš manau, čia ne vienas neatvažiavo, žinai, šiaip savo. Yra tie naujokai, kurie sako, aš šiandien tik apšilsiu padus, žinai. Aš manau, jie tik viešai, o viduj visi nori, žinai. Ko tada čia atvažiavo, ne? Taip, teisingai. Gerai, jeigu matysiu, kad atvažiavai pirmas, ateisiu paklausiu, kokį tas lygį pasidarai. Nes man ta pati problema. Rasim tą bendrą slėgį, bet, nu, neįsivaizduoju, koks jis tai, bet manau tikrai surasim. Su kokiomis padangomis važiuoja Turbo Trophy klasėje? Tai šiai dienai važiuojame su R18 arba R17 diametro padangomis ir būtinai jos turi būti 225 pločio Max mišinio. Tai jos vadinasi Zestino Akrova 07A Max Compound. Ir su jomis važiuojame. Kitais metais galvojame pereiti prie šiek tiek kietesnio mišinio, kadangi ganėtinai greit dėvisi ir norime, kad šiek tiek būtų padanga stabilesnė. Tai tos padangos turime čia kaip tik pasistatę. Tai čia yra UHP, jis yra šiek tiek kietesnis ir daug geresnis jo dėvėjimasis. Tai kaip pavyzdys, su šitomis padangomis esame suvažiavę praeitam etape vienas lenktynės kaip testinės. Tai jos realiai atrodo vis dar kaip naujos, o galima pažiūrėti, kaip atrodo padanga šio Max mišinio po kelių varžybų ir tikrai intensyvaus tempo. Tai eikim su manim, parodysiu. Kaip matot, jos tikrai nusidėvė ir pradeda plyšinėti gabalais, kas mums nepatinka. Tai pereisim prie šiek tiek kietesnio, jisai laikui nekenkia, bet užtat laiko geriau ir jos netgi ir kaina dar yra geresnė, tai va, tai tiek. Ir dar ką turime, tai Zestino turi dar naujas padangas, gal labiau orientuotas į time attackerius, kurie tikrai pasiūlys gerą greitį, galbūt reikės dažniau ją aušinti. Tai turime čia užsidėję. Tai yra Zestino Performance RR padanga, dabar neatsukau, bet jau matosi beveik pats jos raštas yra kaip slick tipo ir tikrai geras sukibimas time attackeriam. Tai kaip time attackeriai važiuoja, jie apšildo vieną arba 2 ratus stabdžius ir padangas, šauna vieną gerą ratą ir tada vėl aušinasi. Tai tokiam tipui šita padanga yra tiesiog ideali. Žiūrėk. Bam! Boom! Wow. Turbo Trophy incoming.
The sun is shining, I knew it would. The world's a playground, I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Just check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Ir dar čia neišsijungęs visas pilnai traction kontrolas. Labai keista tam bardočiokė sėdėt. Faina, žinai, šikanų vidurinę padangą jauti, bet jau išorinės tai nesupranti, kur jinai. Tai tik, ui, tik tai greitai. Bet nežiauriai, ne? Jo, sibuoja čia, bet lemma, galas varomas, mano tema. Realiai standartinė mašina, o laikas panašus kaip Seato sportinio, nu tai potencialo turi daug. Gerai čia bus. Ne, su temperatūrom viskas gerai, bet žinai, tie 2 litrų stabdžiukai, mažiukai. Tik pradėjau važiuoti, viskas. Galvoju, nelaužau, va, pavažiavom, pamatėm, kad čia viskas gerai. Galim. Reikia dabar ruošim naują projektą Turbo Trophy. Excited aš. Laukia. Ruošiamės kvalifikacijai, paklausėm visų dalyvių, kas kokį orą naudoja, kas kaip amortizatorius reguliuoja ir viską nusikopijavom, tai pažiūrėsim, kaip seksis dabar. Šį kartą žaidžiam gudrai, nes patys nepadarė namų darbų. Oi, netoks, vos tikėjausi, kad bus važiavimas. Nu, nesugaudau. Nesusidraugauju, va. Ai. Tai pradžioj nesigavo, nes kiti maišė. Tada jaučiau, žiūrau, mažėja. Tada šoviau vieną, ties šakiais norėjau į trečią nužemint, vėl ta duobė. Jau rato laikas labanak. Tada dabar galvoju, nu dar vieną žiūrau likęs. Jau net mintyse, žinau, po šitų padangų iš 4 į 3, nes jeigu prieš, tai blogai. Išvažiuojam ties šakiais, vėlgi turi išlėkęs 4 uždusęs, tik tada nusižeminęs, kitai blogai. Tai parlėkiau, jau galvoju apie tą 3 bėgį, stabdyt, pasuk tą mašiną, žiūrau, nesistato, tiesiai tas padangas pareinu, snukiu, dar labiau galvoju, tai prie pat ir tas padangas ir ištaškiau visas. Gerai galvoju, perdėgiau, viso, užtenka. Geriausiai vynioji. Ką? Geriausiai vynioji. Kokį geriausiai? 129,8. Tai bet savo gal geriausiai? Jo, tai savo. Man vis tiek netinka. Labai netinka. Ai. Nu vienu žodžiu. Ne, sakiau ramiai, gražiai, sulipinsiu lapą, bet žiauriai maišai. Nu atrodo jau gerai čia viskas, čik. Ir koks. Žiūrau pasitraukęs į šoną, pys posūkį rodo, kad grįšiu. O aš pareinu grinai per stabdį. Nesulipinau ir tas ir ištampė visus nervus. Nesinervuokit. Reikia važiuoti ramiai. Šalti nervai yra raktas į greitą ratą, o ne karščiavimasis. O pas mane karšta viduj dabar. Kaip vala? Labai nesistengiam stipriai. Taip pat žinai, ką reikia daryti. Valui reikia stengti. Nu jo. Aš tai perdegiau ryškiai. Perdegiai? Jo, maišeisi, tai aš tave papurtyt noriu. Bet nieko, viskas gerai. Žiūrėk, tai tau reikėjo ką daryti. O tik ko tu nelenkiai manęs? Tai aš buvau pasidaręs tarpą, tada prisivijau vėl per tą savo greitą ratą, tada sustojau padangų atsiaušint, šitą slėgį pasitikrit, tada vėl išvažiavau, lėkiu greitą ratą ir tu posūkiai rodai, kad uždaryt mane, viskas. Vėl susigadinau, dar susinervdavau. Ir žiūrau, jau visi stukai, čia galų paskutinį šausi. Tai prieš akių padangas nusineši. Sorry, ne, aš tai tiesiog, aš tavęs laukiau, kol tu
Apsilenk. Šiaip tavo mašina daug greitesnė. Ai. Pizdės, niekaip nedavė. Niekaip, bėgi ir bėgi visą laiką. Ant poskių, dasivėjo atrodo, tik išeini iš poskių. Matai, pas manęs ta dėžė kažkas yra negerai. Aš negaliu žemyti pavarų. Ir aš 4, tarkim, atvarau į šikaną, ten susistabdau ir išvažiuoju turiu. Ir iš po poskio aš neturiu greičio. Aš tik iš po poskio galiu nužeminti, nes jeigu stabdyti noriu ir žeminti, man ten kažkas atsitinka ir išvisinai. Jo, ten netraukia niekas. Nu ir taip ir, žinai, ir šūdas gavosi toks taip. Reikia žiūrėti į paradą. Gerai, tai baigėm kvalifikaciją ir dabar iškilminga varžybų atidarymo procedūra, tai yra dalyvių paradas, į kurį ir mes važiuojam. Pasifotkit. Po kvalifikacijos pasižiūrėjom, kaip mums sekėsi, tai iš 7 dalyvių esu 4 vietoj ir sekėsi, nežinau, vis raminau save, kad reikia pasidžiaugti ir tiesiog ramų, gražų ratą, nes jeigu labai degi su ta mašina, jinai labai imli klaidom ir nesusilipina. Tai šiuo atveju perdegiau, vis stengiausi sulipdyti tą ratą, bet vis pasimaišydavo man kas nors, tai gale pačio važiavimo, likus 3 minutėm, nesukau į park ferme, o sugalvojau, kad man reikia dar vieną paskutinį. Ir kaip dažniausiai tas būna, dar vieną, tai gale rato nesuvaldžiau automobiliu ir nuskyniau šikaną, kaip sakoma. Tai gadintas rezultatas, to norimo rato taip ir neįvažiavau. Ir turiu 4 poziciją, tai manau, kad reikia gal šiandien vis dėlto bandyti važiuoti ramiai ir laukti kitų klaidų. Tai bandysim gudrauti. Gerai, perbėgam. Čia trečia ir jis sako, palauk biškį. Ne dabar. Tu labai vėlai jungiai trečią. Nes aš jeigu stabdant noriu mušt, man iš vis neveikia. Aš turiu tik po šikano užsidusinęs trečiąją mušt, kitaip nieko, dėl to tu taip vis prisidėjai iš šikanus. Bet paerzinai gerai. Specialiai, ką man daugiau daryti. Bet, kol tu spaudėjai, buvo smagu, tada prasileidau. Ai. Aš dar galvojom paskutinį ratą gal pasileis, gal tegu Vidijus atvaro. Tipo, šiaip tau. Nu šiaip intriga sukelia. Taip, smagiau šitai. Čia tokia į kuriais keistas. Čia šitas į dėžę eina? Taip. Toks mažiukas? Taip, bet čia termostatas išimtas viskas. O tenais visai kitokia sistema? Visai kitokia, ten per prievartą iš kitos pusės, ten pučia į dėžę, kad, eitų 100%. Bet kaip keista, pavyzdžiui, variklio rodo tą vandens temperatūrą normaliai, bet dėžė vis tiek verda. Nes, tu dėžės temperatūrą pasižiūrėk. Čia dabar pastovėjus mašiną 10 minučių buvo 106 laipsnių. Tai reiškia, buvo gerai užvirus. Tai aš taip galvoju, biškai mes sumažinam į variklį tėkmę ir... centre. Nenuspjaus čia jos? Aš ją pritaisysiu. Bet žodžiu, arba. Taip. Gerai, pažiūrėsiu. Čia lenktynių sportas turi būti kūrybingas, kad važiuotum. Tai dėl šios problemos panašu negalėjau pakovoti dėl aukštesnių pozicijų. Užvirė dėžė, neišėjo lapkim žaist. Tai teko palaukti, kol dėžė sugalvos bėgį mušt. Ir viskas, tai dabar bandom išradinėti kažką. Žiūrėsim, ar išeis ir gal išeis suvažiuoti geriau ir užlipti bent jau ant podiumo. Užsitarnavo pasitikėjimą. Tai manau, kad turėtų būti čia gerai.
Aš jis pats iš tikrųjų nesupranta, ką daro. Nesąmonė šovė į galvą. Ne, hebra, čia aš atsisėdau prie stalo, paskaičiavau, kiek šlangą prispausti reikia, kad tik skambėtų. Bus gerai, ne? Jo. Prispausi? Jo. Ai, nu tai tu užspaudai toj pusėje, kad daugiau paduotų į dėžę. Tai dabar dėžė bus, kai ledas, bet variklis kais. Yra tikimybės. Žiūrėsim, kas geriau. Oi. Nu, gali tu dabar uždėt, to be continued. Ta prasme. Bus čia gerai. Nu tai šilčiau pavažiuosi ir viskas. Nu jo, būsim kaip pirty, atsisuksim max karštį į veidą. Tai būsiu kaip po dienos Turkijoje, po vienų varžybų. Tai kaip viščiukas pirty išviręs. Bet svarbu mašiną važiuoti. Tik per lietų su šitu kapu reikia ir važiuoti. Žiauriai smagu, priekis varomas, tai bembukai kažkur žemogytės valgo, išsitaškė kažkur. O čia, kaip matom, visos priekinės mašinos priekį grido yra priekį varomus ir su zestino padangom, nes Nankangas ant šlapio nelaiko. Tai labai matys ir jautėsi gridas visas, kai važiavo. O aš tai važiavau realiai plius minus, žinai, tik ko reikia nedaryti. Reikia nedaryti vairo susukus gazų, nespaust, nes tada nutempia tave ir visas tiesiog gražiai gaziuko, tik ir kai ant sauso. Achujiena gerai. Tai va, puikiai, einu pakalbėti kitų. O tu žinojai, ką aš tau padariau? Dėl ko aš Janulevičius sustabdžiau, kad tu vėl užvystumės. Pagavai šitą momentą ar ne? Bet jis realiai pabijojo tavęs, bet aš mačiau tavo ranką. Taip, Aš mačiau tavo ranką jo. ir aš tiesiog galvojau, gerai, reikia naudotis progą. Taip. Ir, žinok, nebūtinai būtų paėję, jeigu jis nebūtų toj vietoje išsigandęs. Nu, ne tai, kad išsigandęs, bet esu abejojęs. Tai ten viskas okei su ta, bet aš prieš tai, aš gazų nespaudžiau. Ai, tu specialiai laikei, bet tau vis tiek gerai išėjo. Jo. Sužaidžia labai gražiai. Einu, ne. Jo. Aš kiek kartų Lietuvai važiavęs su FVD, tai padėjo šitas dalykas. Šiaip tai fainai, viskas apartų, man vis tik ta dėžė. Bet tik su trečiu bėgiu. Išsiaiškinau į antrą, gerai metą, iš 5 į 4 gerai, važiuodama žaidžiau dabar. Tai čia žiemos namų darbai. Jo. O kitas dalykas, tai yellow flagų, double yellow neaptarėm greičio. Aš 100 laikau, žiūrėjau, kiti 100. Aš kažką tai 100-110, bet tipo neapibrėžta, tu ten gali važiuoti, kad ir 103, tau nieks nieko techniškai neįpaišys. Aš negalvojau, kad sėtukas šonu eina, bet norėjo. Eina, visai smagiai. Jo, driftanulsa irgi. Tai ką, baigėsi mūsų paskutinis važiavimas. Šiandienos visi važiavimai taip pat baigti. Vis dėlto nepavyko pasigerinti rezultato, likau 4. Bet buvo labai smagi kova, daug visokių įdomių lenkimų, nes turėjom lietų, šlapią trasą, tai labai patiko skirtumai tarp Zestino ir Nankango padangų. Matėsi, kaip Nankangas turi ant sauso pranašumą, o kaip Zestino taip tokį pat pranašumą turi prieš ant šlapios dangos. Tai realiai visos mašinos, kurios važiavo ant Zestino padangų, buvo pirmos. Tai tas šiaip patį labai džiugina ir smagu, o toliau, nežinau, ruošiamės kitiems metams. Ir taip iš tikrųjų labai norėčiau visus pakviesti į Turbo Trophy klasę.
Ir kituose video padarysime ir papildysime informaciją, ko konkrečiai reikia, kad startuoti šioje klasėje. Tai matysite daugiau šį raudoną automobilį, nes jį paruošinėsime tai klasiai. Ir tiek. Tai iki kitų kartų. Ačiū Jums.